kurioje vietoje mes šiandieną esam. Sveikatos apsaugos reikalai. Pagal Konstituciją, pagal savivaldos įstatymą, Seimo deleguota buvo pirminė funkcija kaip savarankiška teikti šitą pagalbą su pilna atsakomybė savivaldybėms, savivaldybių taryboms, jūs organizuotoms įmonėms, įstaigoms ir taip toliau. Kasgi gaunasi, liktai ta paslauga teikiama, didesnių pretenzijų neturi žmonės, sakykime, paslaugos kokybės visada norisi geresnės prieinamumo ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, reiškia, atsiranda lygiagrečiai galimybė steigti privačiai. Bet tas priimamas sprendimas kažkur apie 2000 metus, bet yra paliekama, reiškia, kontrolė savivaldybių tarybų, joms suderinus su jais. Atsiranda viena kita Lietuvoje privati, kuri gaudama iš, reiškia, ligonių kasų finansavimą, teikia šitą paslaugą ir didesnių problemų nebėra. Bet šitoje vietoje, kadangi suderinus ir gavus tam tikras sąlygas ir veikti tam tikromis sąlygomis atsiskaitant ir su kontrolė, pelno didelio nepadarysi. Tada lobuojamos yra privačios sistemos, Seimo narys savo iniciatyvą pateikė Seimui įstatymo pataisą ir Seimas pabalsuoja, kad, žinot, čia savivaldybės trukdo gyventi, reikia privačiam leisti veikti netrukdomai ir mes visus klausimus Lietuvoje išspręsim. Ir nuo to laiko tie visi iniciatoriai, kurie bandė kurti privačią pirminę, sakykime, sveikatos apsaugą, jiems buvo atrištos rankos ir jie be jokių derinimų kitoj gatvės pusėje, arba antram aukšte, arba pirmam aukšte, arba šalia, arba kaip, įsikūrė įstaigas, kuriom buvo sukurtos sąlygos jau be, sakykime, savivaldybių kontrolės, be priežiūros ir be atskaitomybės veikti, gaunant maksimalų pelną. Ir šiandieną, nežinau, kaip įvyks toliau, ar valstybei bus stuburas ir šitas procesas bus suvaldytas, ar jisai nueis, reiškia, į gilumą, bet kokiagi yra situacija, kadangi mes esame viena iš tų savivaldybių, kur tą pergyvenom ir suprantam ir matom ir žinom pasiekmes, tai koksgi, sakykime, kokia šiandieną situacija. Privati poliklinika ir valdiška, va tokios veikia pas mus dvi poliklinikos. Dabar privati poliklinika turi teisę prisirašyti bet kurį rajono gyventoją ir tai natūralu, ypatingai kaimiškose savivaldybėse žmogus daugiau renkasi gydytoją, nes jį pažįsta ir su juo nori bendrauti, nesvarbu, kokioje tenai galų gale poliklinikoje dirba. Tas yra suprantama ir logiška. Bet privati poliklinika gauna tą patį litą 10 ar kiek dabar tenai pagal paskutinius jau koeficientus už kiekvieną priregistruotą, bet paslaugą jam teikia ir 20 ir 30 km nuo jo namų. Reiškia, jis neįpareigotas suteikti visos paslaugos. Pinigus paima visus, o paslaugą suteikia su mažiausiom išlaidom vienam taške visam rajonui. Tai kada žmonės konkrečiai pradeda jau klausti, tvarkoj, aš pasirinkau gydytoją, bet aš ateinu į jūsų ambulatoriją, jie man dykai aukolų neleidžia. Tai jam kai pradedi aiškinti, kad tavo pinigai nuėjo tenai, o paslaugos tu nori čianai, tai arba tu turi mokėti, arba persiregistruoti. Tai va šito žmonės ir nesupranta. Antras dalykas. Reiškia, privati, jeigu savivaldybės poliklinika, tai jinai turi kitaip negaus licenzijos arba finansavimo, jeigu neteiks viso sąrašo paslaugų. Privati gali pasirinktą sąrašą paslaugų teikti. Tai kurios paslaugos mažos išlaidos didelės pajamos, tas paslaugas pasirenka, o kurios paslaugos didelės išlaidos, bet mažos pajamos, tų paslaugų neima, eikit į, sakykime, valdiškas įstaigas ir gaukit tą visą galimybę. Ir trečias dalykas, žinoma, priemokos. Tai tie klausimai dabar išaiškėjo, ar kas turbūt bandėt, tai siūlau pabandyti. Jeigu jums, sakykime, yra poreikis pasiėmus siuntimą, pasikonsultuoti su jums žinomų tos srities specialistų, daktarų, pavyzdžiui, dirbančių Santariškėse, tai jūs galite laukti ir mėnesį, ir 2, ir 3.
pas jį pakliūti pagal išrašytą jūsų, sakykime, gydytojo arba jūsų įstaigos siuntimą. Bet jeigu jūs pasinaudosite elektroniką ir jo pavardę paspausit kompiuteryje, tai jūs pamatysit, kad dar tas pats gydytojas dirba 2-3 privačiose Vilniaus įstaigose. Ir ten paskambinę paslaugą gausit po 2-3 dienų. Bet turėsit dar 150 arba 200 primokėti, nes privačiai neapsimoka teikti paslaugą už tą, ką gauna iš ligonių kasų. Tai vat visą tai matydami ir pergyvendami ir gaudami žmonių, sakykime, reakciją ir informaciją, supranti, kad kažkas pas mus negerai šitoje vietoje. Ir jeigu jau mes atsakomybę delegavom savivaldybei, tai arba jinai tada turi atsakyti, o jeigu mes įstatymų leidžiam kurtis privatiem ir savivaldybė taryba negali už tai atsakyti, tai mes nuimkim atsakomybę nuo savivaldybės pirminės grandies arba padarykim tas teritorijas, kurios aptarnauna privatininkai ir tada arba jie tegul visuomenė atsiskaito, ar ministerija atsiskaito, ar Seimo narė, aš nežinau net kaip tą padaryti. Bet iš tikrųjų klausimas yra labai aštrus ir labai svarbus ir jisai tokioj aklygatviai. Dabar dar keletą tokių pastebėjimų. Vat kas labai dabar aktualu ir daug kalbama ir matom turbūt šilumos kainos, renovacijos ir taip toliau. Tai jeigu jūs atsiverstumėt, reiškia, kainų komisijos puslapyje ir paspaustumėt ant lentelės, kokios kovo mėnesį šilumos kainos, tai jūs pamatysit, kad lentelės viršuje yra 2 savivaldybės Molėtų ir Ignalinos, kur kaina nesiekia 20 centų ir pabaigoje 2 savivaldybės iš Prienų ir Anykščių, kur kainos siekia 36 centus. Tai skirtumas, matot, labai didelis, ane? Ir kada imi už tą patį suvartotą, reiškia, kiekį šilumos, pinigai gaunasi dvigubi. Tai pradedi analizuoti, o kurgi priežastį šitų dalykų. Tai priežastį mes matom labai aiškiai ir paprastą. Tas įmonės, kurias valdo privačios kompanijos, jų yra pagrindinis, tas jau buvo kalbėta ir norvegų, pagrindinis noras tai yra pelnas. Jeigu jos negaus pelną, jo numes įmonė ir išeis. Savivaldybės valdoma įmonė, jos pagrindinis dalykas tai yra paslaugos kokybė su minimaliom išlaidom, minimaliu pelnu ir jeigu kažkiek tai pelno yra, tai tą pelną panaudojant į, reiškia, paslaugos plėtrą, gerinimą ir taip toliau. Nes privatininkas, jeigu jis įrodė kuo didesnę kainą, jam ne paslauga rūpi, jam rūpi įsirodyti kuo didesnę kainą. Įsirodžius kainų komisijai, valstybė reguliuoja kainas, ne savivaldybė reguliuoja, ne bendruomenės, ne profsąjungos. Jis įsirodo kainų komisijai didelę kainą, tada vienas dalykas iš gyventojų pakankamai neblogai susirenka, iš biudžetinio sektoriaus, ligoninių, poliklinikų, mokyklų, darželių ir taip toliau. Trečias dalykas, ką mes Lietuvoje turim, tai kompensacija už kvadratus, nesvarbu, kiek tas kainuoja. Vėl, kuo didesnė kaina, vėl tuo didesni pinigai. Ir visą tai liktai jau prieš metus, gal pusantrų, suprato visa valdžia, kad tai yra labai blogai. Tai tos savivaldybės, kurios pasiliko savo žinioj kontrolę, ne tik tai, reiškia, turtą, bet ir valdymą, jos šiandieną erzina turbūt visą valdžią, turėdami mažas kainas. Nes žmonės rodo pirštu, kad galima šitom sąlygom šiandieną turėti mažą kainą, mažas išlaidas ir, sakykime, tokiu būdu, kitas iki, ir pono Lazutkos, gal, sakykime, jo daugiau objektyvesnis, ypatingai Laisvos rinkos institutas mėgsta tokius palyginimus daryti, kad, žinot, reiškia, Vilniuje ten vidutinis atlyginimas 2200, o, reiškia, Ignalinoje 1600. Bet jeigu Ignalinoje moka 200 litų šilumą, Vilniuje moka 800 litų šilumą, tai kas iš to, kad gauni daugiau, bet paprasčiausia tų pinigų tu neturi, nes negali jais disponuoti, iš tavęs atima vidury baltos dienos tos pinigus. Tai ir ypatingai man teko palyginti vidutinę, sakykime, būto eksploatacijos kainą Ignalinoje ir Vilniuje. Jinai skyrės 3 kartus.
už tai, kad Vilniuje eksploatuoja vien privačios kompanijos daugiabučius. Tai vėlgi, koks jų poreikis? Jų poreikis įrodyti kuo daugiau paslaugų, įrodyti kuo didesnės išlaidas, tokiu būdu turėti maksimalų pelną. Tai liktai šitam procese jau yra suprasta valstybei ir buvo prieš rinkimus sakoma, kad turi būti atimta ir taip toliau. Ukmergė pabandė atimti, tai 2 metus teismuose teisėsi ir nebe centrinės valdžios pagalbos, reiktų pasakyti, ypatingai vyriausybės, sakykime, lubose, kadangi vienas iš akcininkų buvo, reiškia, Rekonstrukcijos bankas, tai suprantama, kad į savo, sakykime, irgi kai kuriuos darbus daro, bet kas darosi toliau? Mes privalėjom šiais metais įvesti, reiškia, privatizaciją šiukšlių rinkimo. Tai ačiū Dievui, kad praeitą vyriausybė nesuspėjo parengti teisės aktų ir nuo sausio 1 negalėjom įvesti ir tokiu būdu naujas Seimas arba nauji, sakykime, Seimo nariai suprato, kad tai bus didžiulė nesąmonė, atidėjo iki Liepos 1. Bet kokį mes šiukšlių rinkimo įstatymą paleisim po Liepos 1? Ką padarys Seimas šių metų pavasario sesijai? Jau vėlgi aišku, kaip 2x2. Jeigu atiduodam privačiam šiukšlių rinkimą, tai pinigų susirinks. O šiukšlės, ko gero, rinksim bendruomenės, profsąjungos, seniūnaičiai, pašalpininkai ir taip toliau iš paskos eidami. Tai apie šitą mes kalbam, šitą liktai bandom suprasti, bet jų gita, kaip sveikatoje, taip ir čionai, tas privatus sektorius, kuris pasiruošęs rinkti pelną, jisgi dirba, tai visai kitaip. Jį matom ir televizorių, jį matom ir laikraščiuose, jį matom ir konferencijose ir jis įrodinėja, kad valstybinis sektorius neefektyvus, o privatus efektyvus, tai tegul tada paimkim pavyzdžius, kaip aš minėjau, Laisvos rinkos instituto, reiškia indeksą, kiek savivaldybė yra laisvės ir tokiu būdu ta savivaldybė dirba, bet kokios yra gyvenimo sąlygos toj savivaldybei, kokios kainos, kokie rezultatai ir taip toliau. Šito vertinti nenorim. Norim vertinti procesą. Jeigu, reiškia, privatininkas to užsiima, tai labai gerai. Juk dar kabo dar 2 dalykai. Aš paminėjau apie šiukšlės, bet lygiai tas pats ir su vandeniu. Mesgi įstatymų, sakykime, jau buvom įpareigoti sukurti vieną viešą vandens tiekėją per konkursus. Įstatymas atidėtas, bet jis kitais metais įsigalios. Mes lygiai taip pat šiandieną turim situaciją, regiono sąvartynus turim atiduoti privatiems, šiukšlių rūšiavimą. Tai vėl, kur didžiuliai pelnai galima padaryti ir taip toliau. Tai negana to, kad pasimokinę vienoj srity, jau kitose srityse nedarytumėm tokių sprendimų, paliktumėm vietiniai regioniniai valdžiai apsispręsti. Ir tada, sakykime, apsisprendus jau, žinoma, galima tada diskutuoti ir su vienais, sakykime, ir su kitais, ir surasti tos variantus, kurį, sakykime, turės didžiulę naudą ir didžiulę atsakomybę. Tai pabaigai, kadangi jau turiu baigti, noriu pasakyti dar tokią mintį. Teko man su to mintim ją nagrinėti ir kažkiek tai pasižiūrėti. Tai ten, kur, vat ir Norvegijos pavyzdys man liktai užvedė manęs prie tokio, kada